Taigi sveiki visi teisingi žmonės ir jiems prijaučiantis, su jumis vyresnysis Kaptioras. Ir šiandien padarysime nedidelę apžvalgą mobiliosios žemėlapių programėlės MGRS NUTM Map. Dešinėje pusėje matote jos logotipą. Ją galima atsisiųsti Androidui ir Apple operacinėms sistemoms. Ją verta išmokti naudotis, nes jos pagalba galime orientuotis vietovėje, vykdyti užduoties planavimą, pakeičiant arba papildant popierinius žemėlapius. Pat galim greit sužinoti objekto koordinates ir kitą naudingą informaciją. Iškart ir pradėkime. Tai būtų grubiai vaizdas atsidarius šią programėlę. Ir visų pirma, ką reiktų pasidaryti, kairiai pusiai, apačioj pasirinkti teisingą žemėlapio formatą. Tai yra galimas satellite palydovas arba hibridas, tai bus tas pats palydovas, tik tais bus vaizduojamas ir kelių tinklas. Todėl rekomenduoju imtis kažkurį tai vieną iš jų šį kartą, mėginkim hibridą. Mums atidaro iškart palydovinę nuotrauką, matom Pabradės mūšis miestelį. Toliau, dešinėje pačioje nustatymuose reiktų pasitikrinti, kad koordinatės būtų MGRS formatu, ką mes naudojame, parinktos. Toliau matavimas būtų metrai, plotas kvadratiniai metrai, aukštis virš jūros lygio metrai ir laipsnius koduotų mums 360. Tad kreip dėmesį susitvarkyti iš karto. Gerai, toliau judam prie funkcijų. Sakykim, pradėsim nuo taškinių. Tai kairiai viršui, kaip matot, rodo mums koordinates 35, Uniform Mike Bravo, 265, 37, 02, 300. 10 skaičių koordinates mums principe užtenka 265, 302, 308 skaičių. Tai tos koordinatės jums bus raudonas taškelis kryžius viduryje. Sakykime, mums reikia atžymėti šitą aikštelę. Imam dešiniai pusėje pačioj, spaudžiam pasirinkti taškinį orientyrą. Galime pasirinkti spalvą. Turim 4 spalvas, sakykime, žydrą. Toliau yra galimybė pasirinkti iš keleto simbolių. Mums panašu į sraigtasparnio nusileidimo aikštelę galėtų būti. Imam H, rašom nusileidimo zona 1 ir pagrindinė. Spaudžiam pliusuot ir atsiranda ženkliukas, spaudžiam pačio ženkliuką, kad uždarytų ir išsisaugotų. Ant jo paspaudę, mums užmeta, matom aprašymą, kokį esam pasidarę ir matom iškart koordinates MGRS-inės. Gerai, judam toliau. Sakykime, mums reikia stebėjimo postą paruošti, paplanuoti. Spaudžiam dar sykį ženkliuką pačioj. Pasirenkam stebėjimo postui, sakykime, šitą ženkliuką. Spalva, kad būtų savi padaliniai mėlynas. Imkim. Rašom SP1. Čia bus pirmos skyriaus užduotis. Spaudžiam pliusiuką, atsiranda ir uždarom. Vėlgi matom, atsiranda ženkliukas, ant jo paspaudus mums išmeta jo koordinatės ir aprašymą, jeigu mums tokio reikalinga. Jeigu ne, galima aprašymų ir nerašyti. Taip, judam toliau. Sakykime, užėmėm stebėjimo postą ar šiaip bet kokią poziciją. Reikia greit pasimiruoti, pasiplanuoti atstumus, ugnies kortelę. Tai turim sekančią funkciją, užvedam nuo starto vietos, mums to reikia. Įmam šią laužytą gyvatėlę. Taip, spaudžiam pliusiuką, starto vietą. Sakykime, mums atstumą reikia greit sužinoti iki namo ugnies kortelį. Turim 233 metrai, 102 azimutas. Taip, ir dar sykį paspaudę, mums šitą informaciją
parašo. Galim 232 metrai įsivest. 102 azimutas. Darom. Va, turim išsisaugoti 232, aišku, nurodot viršui, bet azimutas dingsta, tai šiuo atveju mums jos nereikia, tai mes galim ištrinti. Kaip pavyzdys, iš tos pusės, kiek iki miško kampo atstumas, spaudžiam pliusiuką, dedam. Taip, turim 446 metrai ir 281 azimutas. Tai, žodžiu, turime atstumą. Jeigu mums reikia nusistatyti, kad galėtumėm, kaip pavyzdys, iki taikinio ar tikėtina priešo pasirodymo vietoje. Taip, antra funkcija, kur galima šitą gyvatėlę panaudoti, kaip pavyzdys maršruto planavimui. Sakykime, mums nuo Meškerinės greit reikia padaryti maršrutėlį, gavom užduotį, paplanuoti maršrutėlį. Spaudžiam vėl pliusiuką nuo starto vietos, grubiai, čia aišku gausis grubiai. Pliusas 204 ir 332 metro. Pliusuojam, čia gaunasi 509 metrai atstumas, 221, judam toliau iki kito. Gaunam kilometrą. Kilometrą 800 ir iki, kaip pavyzdys, iki sraigtasparnio tupimo vietos turime 1,5 kilometro. Maršrutas sidabras. Ir mes turime informaciją, esam užvedę. Maršrutas sidabras pagrindinis, turime 1,5 kilometro atstumą. Taip pačiai, aišku, galime žymėti iš pozicijų ir savo šaudymo, stebėjimo sektorius. Gerai, toliau, sakykime, judam prie sekančios funkcijos, kuri mums gali būti naudinga. Tai išsirinkti plotą. Kaip pavyzdys, Stelkimo rajonas, Trikampė patrulio bazė. Vėlgi pasirinkus, spaudžiam, pliusuojam starto vietą. Braukiam šitą aikštelę, sakykime, mums reikia užimti, dislokuotis. Žymim kampus, pliusas, ir kart rodo mums SR aikštelė. Antras būrys. Ir turime SR aikštelę, antras būrys. Tokia nestandartinės formos pasirinkimas. Jeigu mums reikia standartinės, kaip pavyzdys pavojaus zonos kažkokios atsižymėti, galbūt sprogimo, tai yra kita funkcija, skrituliukas. Spaudžiam ant jo, įvedam radiusas 50 metrų. Granatos. Pliusiuką. Atsiranda mūsų pavojaus zona. Reiškia, centras ties raudonu, jo koordinatės, reiškia,
spindulys, jeigu 50 metrų, tai turim informaciją bus išilgai 100 metrų ir kiek vietos užima. Vėlgi, tam tikram planavime galit panaudoti, jeigu reikia užsimest, pasiskaičiuoti, pasižiūrėti kažkokias pavojaus zonas. Toliau dešiniai viršuj kitos funkcijos, jeigu mums reikia surasti, jeigu turim koordinatės mums atsiunčia, jas čia galime įkelt ir paspaudus jas mums suras. Toliau kita funkcija pasižiūrėti aukštį virš jūros lygio. Esam ant aikštelės, šitą laiptuką paspaudžiam ir rodo mums 131 metras. Sakykime, neturim žemėlapio, reikia išsiaiškinti, ar mes ten aukščiau būsim, ar žemiau pasitikrinti. 132 pakankamai šitą vietą yra lygi. Gerai, sakykime, planavom, pasiplanavom, toliau mes galim šitą visą išsisaugot geri. Paspaudžiam skaidrė. Galima dalintis, sakykime, šį kartą tik saugome. Reiškia, ir jin atsiranda sąraše KML. Čia toj vietoj, kur galima pasirinkti žemėlapių formatą. Kad jie patekt, mums reikės. Spaudžiam žemėlapius, spaudžiam KML. Taip pat mums gali atsiųsti, arba mes galim iš seniau būti pasidarę kitą sluoksnį tam pačiam. Tai sakykime, atėjo laikas pasitikrinti, kas buvo paplanuota, kur mūsų trečias būrys. Spaudžiam trečią būrį. Iš karto mums išmeta trečio būrio pozicijas, tai šis slapukas Sierra Lima 1, telkimas, Sierra Lima 2, trečio būrio slapukas. Čia pagal tą galima spėti, kad čia jau bus telkimo rajonas. Pagal funkciją, kuri buvo parinkta. Tai trumpai būtų tiek. Aišku, kuo daugiau naudositės, tuo greičiau įgūsit. Ir galėsit, kaip sakant, taupyti savo laiką ir žinot, orientuotis vietovėje su šio programėle. Tai ką, visiems sėkmės ir iki sekančių kartų.